Labas rytas, labas rytas. Šiandien mes su Agnyte atvykom pasiskaninti ir pasikavinti. Labai skani kavytė čia visada būna ir skanus desertukai. Tai pasimėgausime šiandien nuo pat ryto, pirmadienis. Šiandien pradedam saldžiai. Senai beprovau pradėjus rytą saldžiai. Turėsime mano biškimą suvirškins, viskas gerai. Viskas bus gerai. Pirmadienis prasideda nuostabiai. Tai va mes čia pasimėgausim ir paskui grįžtam. Kaip skanu. Ne, bet iš tikrųjų, kaip skanu. Aš pasiėmiau be kofeinę. Ir mėgaujasi, ne? Kad ant tuščio skrandžio nebūtų. Pasakok. Aš tai su kofeinu pasiėmiau. Man reikia dar atsibust, nes laukia dar darbinga diena šiandien. Dar tik rytas. Dar tik rytas. Ir Keista, jis kad dar tik rytas, o mes jau kavinėje. gerai. Nusišnekam. Gerai, geriam kavą, valgom, nes juk mums į darbą važiuoti reikia. Neturim 10 minučių. Nedaug. Pažiūrėkit, kaip šiemet mes gražiai atnaujinam šitą draugystės meilės labirintą. Čia praeitais metais prisodinau tų geltonų šitais gėlyčių visur. Jos tik praeitais metais pasodintos tokias mažytės, o jau kokios šiemet užaugo. Tai va taip dabar geltonuoja visas, bet to šiemet su Agnyte mes dar išpylėm su raudonom drožlėm visą labirintą. Tai dabar toksai fainas tas labirintas, nežinau, jis man taip šviečia, taip džiugina, taip gražiai visas va šitos gėlės atrodo. Tiesiog fantastika, kiekvienas sykį aš ateinu ir mėgaujuosi. Kadangi šiemet nelabai filmavaus vlogų, tai neparodžiau nieko, ką mes darėm, ką mes atnaujinom. Bet dabar nueisiu, dar parodysiu, kaip mes mandalą visą nušveitėm, ten akmenukus nugražinom. Tai einam parodysiu, kaip mandala atrodo. Rytą dieną taip ir nebeparodžiau, nes išsikrojo telefonas. Tai va nauja diena, atėjau vėl prie mūsų mandalas. Tai va noriu parodyti jau, kas esat matę šitą mūsų grožį. Tai šiemet mes su Agnyte nušveitėm visus akmenukus, tie maumedžiai, kai numeta spygliukus, prieš tai mes uždengiam su plėvele, kad tos drožlės neprikristų spygliukų ir dėl tos plėvelės susidarė samanos ant tų akmenukų. Tai va, saugojom drožlės, bet samanojo mūsų akmenis. Tai va, turėjom šiemet viską nušveisti. Šiek tiek ir pribijojom to šveitimą, todėl kelis metus nedarėm šito, nes galvojom, kad šveičiant pakelsim akmenukus iš šito betono ir sugadinsim visą mandalą. Bet jau kadangi buvo taip stipriai apsamanoję, tai neturėjom kur dingti, galvojom, kas bus, tas bus, vis tiek šveičiam. Ir labai gražiai nusišveiti. Tai va, mūsų mandala atnaujinta, sutvarkyta, viskas labai gerai. O dabar atėjau į mūsų krūmų labirintą. Eini ir tiesiog mėgaujas. Nežinau, kas esat buvę pas mūsų parke, kas ne, bet va, kokie jau krūmai visur, visokios spalvos. Va šitas krūmas tai labai gražus, labai įdomus. Tai spygliuočiai, tai lapuočiai, pasivaikščiasi čia tikrai. Aš jau kaip pasakoju, tai visada sakau, mano pasakų labirintas. Čia kai eini, atrodo, kai eitum pasakų takeliu. Neina, žinokit, perduoti va šito jausmo ir šito vaizdo, kaip čia viskas atrodo. Čia turi įeiti, pajausti, pasibūti ir tada suprasti, kas čia per pasaką. Dabar yra tas metas, kad žydi hortenzijos. O kokie žiedai didžiuliai. Šitas yra toksai fainas, toksai didelis, irgi vat, aukštas krūmelis. Gražu, labai gražu. Einu dar prie kitokių hortenzijų parodysiu. Tai jau praeisim. Kokie irgi gražus, va. Labai gražus. Ir dar vieną, dar kitokią. Didžiulį, irgi aukštai, va. Matot, kokie gražūs žiedukai. Ai, dar vieną noriu parodyti, tokia, jinai nėra aukšta, ta hortenzija, bet labai gražius žiedelius sukrauna. Jinai tokia mažytė dar hortenzija, biškutį yra priklesnė. Tai taip truputį mėgsta pašalti per žiemą, bet vis tiek visada atsigauna ir vėl sužydi. Kas dar nesat buvę mūsų parke, maloniai kviečiu apsilankyti, pasibūti, prasieiti tais pasakų takais, pasvajoti, pagalvoti kažkokią tai norą.
norą, užsiduoti kažkokį tai klausimą, nes ten tuo akmenų labirintu, dar to eisiu parodysiu, kas nesat pas mus buvę, jis yra toks vidinio aš svajonių norų labirintas. Ten įėjus, nueinat iki pačią centrą, sugalvojat norą ir tada grįžtat atgal tuo pačiu keliuku, kad noras pildytųsi. Tai labirintai yra tai, kad atsiskleidžia net mūsų charakteris. Jeigu žmogus kantrus, sugeba siekti tikslą iki galo, tai mūsų labirintuose išvaikšto sąžiningai, kantriai. Bet jeigu trūksta šitos savybės, žinokit, neištveria, nori pralysti pro krūmus, nori perlipti akmenis ir pritrūksta tos kantrybės ir čia kaip ir gyvenime. Aš įsijungiu, išlysiu ir tada prieisiu prie kito labirinto. Priejau mūsų akmenukų labirintą svajonių norų. Šitas labirintas, kad visą jį išvaikščiat, yra 600 metrų. Čia įeinat, o takelis yra įėjimas, vingiuojat, nueinat ten iki centro, sugalvojat norą, pasvajojat, klausimą galit kažkokį įduoti, jei norit gauti atsakymą, ar norit kažkokį sprendimą savo prisimti, tokiam pamastymų vietike, ir tada jau iš centro grįžtat į pradžią, kur ir įėjot, ir va taip pasivaikštot, pasibūnat ir gerai praleidžiat laiką mūsų parke. Nebūtina, žinokit, čia per daug kažką žinoti. Nebūtina ten kažką galvoti, kaip čia tos energijos veikia. Svarbiausia, žinokit, gyvenime yra geros emocijos, geri potyriai, išvykos. Nes tokie dalykai tiesiog mumis atpalaiduoja, ramina, suteikia jėgų, suteikia įkvėpimo, padaro tą gyvenimą tokį įdomesnį. Tai va todėl ir kviečiu į mūsų parką pasivaikščioti, praseiti, nes tas ėjimas, tas vingiavimas ant tiek atpalaiduoja, kad tiesiog tikrai gal jums kažkoks tai irgi įkvėpimas kils, noras kažką daryti, noras kažką galbūt keisti, jeigu jau kažkas nebe taip einasi gyvenime. Nes kai mūsų protas tas ištuštėja, kai mūsų smegenis nurimsta, kai mes atsipalaiduojam, pas mūsų įvyksta didžiuliai pokyčiai, didžiuliai. Ta stebiu savo gyvenime, tą analizuoju, tą darau, tuo pati gyvenu ir tai man irgi pačiai labai stipriai padeda. Tai va, kaip sakiau, šitie labirintai man pačiai padeda, dėl to su ta gairele dabar ir baigiu čia. Kas jau žinot, kas pažįstat, tikrai galbūt žinot, dėl ko stengiuosi šypsotis, nepasiduoti ir gyventi. Ir eiti gyvenimą toliau su visom jėgom, su visa energija. Linkiu ir visiems būti stipriems. Kas gyvenime beįvyktų, gyvenimas tęsiasi. Ir turime gyventi. Kad ir kaip sunku būtų, kad ir kaip niekas nesuprastų. Svarbiausia jaustis patiems gerai, svarbiausia rasti savo patiems tai, kas padeda gyventi. Nesvarbu, ką jūs darysit, nesvarbu, kokį hobį rasit, kokį pomėgį, ką bedarytumėt. Svarbiausia, kad tai padėtų susitvarkyti su savo emocijom, su savo jausmais, su savo skausmais. Ir aš taip pat to mokausi, gyvenu, darau, ieškau, kas man patinka, kas mane užkabina. Galbūt daugiau dabar, kai vloginsiu, ir suprasit, ką aš darau ir kodėl darau. O dabar einam į kitus kadrus. Dabar pasidariau pertraukėlę ir Agnė padarė kavytės skanios. Turim sausainukų labai skanių. Kaip man patinka va tokie su šokolado gabaliukais. Kava, sausainių, šokolado gabaliukas tobula. Šiandien yra tokia nuotaika, kad noriu tiesiog su jumis pasidalinti vienu dalyku. Agnytė turėjo seniau butiką Bajagnė Jak ir dabar valosi sandėlį ir yra užsilikusių visokių likučių. Tai va dabar apsimoviau suknelę tokia va gražią. Aš nueisiu, parodysiu, kaip jinai atrodo. Nu, yra nuostabi. Ten yra iš vis daugiau rūbelių, kurių likučiai likę po kelis vienetus ir labai gerom kainom. Tai va, jeigu norit, apsilankykit, įsigykit. Tikrai labai gražus rūbai. Dabar nueisiu, parodysiu, kaip atrodo. Labai faina, tiesiog nuostabi. Aš nežinau, man jinai tokia graži. Taip viskas gražiai atrodo. Tiesiog tobulai. Kiekviena pasipuošit, kiekviena gražiai atrodysit. Ir šitas kostiumėlis yra iš Agnytės butiko. Labai gražus. Toks vasariškas atostogauti. Labai gražiai. Ir dar va suknytė yra labai panaši irgi tas, kaip sakant, tie visi, labai gražus raštas, ar ne? Labai gražiai atrodo.
O tokį. Nežinau, kada jūs žiūrit šitą video, nežinau, kiek likučių yra, kokių dydžių yra. Tiesiog parašykit Bajagnė Jak ir ten tikrai jums mielai visada Agnytė atsakys, pasakys, kokių dydžių ten ir kainytės pamatysit. Vienu žodžiu, supratot mane, kad aš čia viską neišsimatuosiu, bet dar noriu parodyti tą vieną tokią suknutę, kas mėgsta raudoną spalvą. Jaunos merginos, pažiūrėkit, kaip gražiai galit pasipuošti. Dar va šitą yra Agnės favoritas, nes labai gražiai atrodo, kai apsirengi, nu tiesiog lengvutė, tokia elegantiška, bet kur pasipuošit. Norit, galiu to apsirengti, į tą dar parodysiu, nes tikrai labai labai gražiai atrodo. Apsirengiau, pažiūrėkit, kaip gražiai. Vada toks kiltukas yra tiesiog labai labai graži. Kokia elegantiška vasaros suknutė. Norit prie jūros, norit į miestą, norit į kavinukę, norit pas draugę, bet kur pasipuošit. Tiesiog labai gražus, pas Agnytę rūbeliai, tai va siūlau tikrai užeiti ir išsirinkti savo patinka.